buvo žinoti, ką galvoja premjeras Andrius Kubilius, vadovaujantis valdančiai konservatorių partijai. Reikėtų iš karto dėl teisybės pasakyti, kad Lietuvos valstybės skola ir toliau augo. Mes nekartą apie tai kalbėjomės čia šioje laidoje ir nekartą aš esu pati minėjusi, kad nuo 16 milijardų 2008 Lietuvos skola šių metų pabaigai, tai yra atsiprašau, praėjusių metų pabaigai, pasiekė beveik 42 milijardus. Labai stipriai išaugo tame tarpe ir per praėjusius metus. Ir kad tas subalansavimas ir, tarkim, vėlgi pristabdytų pensijų sugrąžinimo įsipareigojimai, jie yra tiesiogiai susiję su skolų didinimu, o džiaugtis pensijų grąžinimu, kai jos buvo sustabdytos ir žmonės dėl to kentėjo, na, tai irgi galima tik tai sąlyginai. Kai kurie politikai džiaugiasi, pirmoje įvykių minė krepšinio čempionatą vykusi Lietuvoje. Aišku, tai labai puikus įvykis, jeigu dar rezultatai būtų buvę Lietuvai geresni, bet vis dėlto sakyčiau, kad ekonominiai sukrėtimai jie ilgiau yra galiojantis ir turbūt reikšmingesni mūsų gyvenimui. Šalia smagių ar mažiau smagių krepšinio laimėjimų. Na, galbūt nepradėkime laidą, jau pradėjome ant tokių niurių galbūt gaidų, bet pereikime prie to, kaip sakėte, krepšinis džiugino visus, na, pergalių trūko. Gal galėtumėt pasakyti, kas jūs labiausiai 2011 metais pradžiugino? Kokius jūsų pačios nuveiktus darbus laikote svarbiausiais ir ką jie duoda Lietuvai? Na, aišku, kad labai jau pradžiuginti mano darbai gal negalėjo dėl vienos priežasties, kad mums netaip labai sėkmingai pasisekė savivaldybių rinkimai, turi minti Lietuvos liaudies partija. Žmonės vis dar negalėjo atskirti mūsų partijos nuo valstiečių liaudininkų, su kuriais 6 metų mes dirbo vienoje komandoje, o paskui atsiskyrėm. Ir liaudies partijos dar mažai žmonės žinojo, mažai ją identifikavo ir su mano, ir su kitų mano kolegų veikla. Bet vis dėlto mes dalyvavom politiniam gyvenime ir ne tik tai su laidomis, bet taip pat ir per žiniasklaidą, per įvairias kitas priemonės, tiesioginio bendravimo būdu dirbome, diskutuodami strateginiais klausimais, siūlydami, atvirai kalbėdami ir kritikuodami ne dėl to, kad norisi vyriausybė visiems pakritikuoti, o dėl ten ir tais klausimais, kur iš tikrųjų matėm, jog reikia daryti kitaip. Ne veltui mūsų rinkimų šūkis buvo, turi būti kitaip, nes matėm daugybę tų klaidų ir kaip taisyklė tie įspėjimai, tie pasiūlymai, rekomendacijos daryti kitaip, jie per eilę mėnesių ar per kokius metus parodo, jog taip ir reikėjo elgtis. Noriu paklausti, vieni džiaugiasi, kad krizė suvaldė, o skola didėja, bet jūs, kiek žinau, ir dirbote, ir nuveikėte darbus. Aš pirmiausia akcentuoju, kad sėkmė, socialinė mūsų gerovė kyla iš ekonomikos sėkmės. Ir šiandieną be galo yra svarbu, kad mūsų įmonės, kada vidaus rinka yra ribota, ją veržysi taip pat kitų valstybių prekės, kad mes turėtumėm daugiau galimybių eksportuoti, pagaminti, uždirbti, turėti darbo vietas ir parduoti. Tai šia prasme aš nesidėjau rankų sudėjus. Stengiausi padėti įmonėms, kuriems strigo ir ne vieną kartą strigo eksportas į kitas šalis, pavyzdžiui, maistininkams eksportas į Rusiją, taip pat Rusijos regionuose, Kazakstane, kitose šalyse. Dirbau žvalgydama galimybės lietuviškam verslui, įvairiems sektoriams ir pramoniniam, pavyzdžiui, aprangos tekstilės sektoriui, su Baškirija pradėjom bendradarbiauti, tikiuosi, kad ten susiformuos, jie patys taip mano, iš abiejų pusių daugiau galimybių mūsų įmonėms parduoti, taip pat daugiau srautų jau šiemet turėtų ateiti ir per porą metų tie srautai augo, turizmo srautai į Lietuvą. Iš Rusijos, manau, kad būtų labai apmaudu, jeigu rusų turistai, poilsiautojai važiuotų į jiems tuo tarpu dar prioritetinės ES šalis, tai yra Suomija,
Latvija, Rumunija, Bulgarija, kur iki šiol lengviau jie sugebėdavo gauti vizas ir jiems galbūt buvo iš anksto žinoma, kad tos šalys, jų gyventojai, daugiau mažiau jas mėgsta. O Lietuvoje mūsų dabartinė valdžia sudarė įspūdį bent jau Rusijoje, kad Lietuvoje jų nemėgsta. Tai, manau, mūsų kaip politikų, kurie net nesergam rusofobiją ir nevaidinam prieš publiką, kad kovojam prieš rusus arba prieš praeitį, mums yra labai svarbu ir manau, kad reikalinga sklaidyti tas nuotaikas, iš tikrųjų praktikuoti gerą kaiminystę, o ne tik tai turėtų užrašyta mūsų valstybiniai strategijoje. Profesorė, darbais, bet žinau, kad jūs lydi ir gausi šeima. Kasgi buvo maloniausia gausios šeimos aplinkoje? Šiemet skirtingai nei pernai, man anūkų daugiau negimė, aš jau turiu 9, mielai sulaukčiau dar ir 10 iš 3 vaikų, bet 9 taip pat, 3x3 yra nemažai. Ir aš to labai džiaugiuosi. Turėjau šiek tiek progų daugiau negu galbūt prieš keletą metų su jais bendrauti, ypač ir todėl, kad jau 4 anūkai, 2 vyriausieji vaikinai ir 2 sūnaus dukros, jau yra suaugę žmonės ir bebaigiantis arba bestudijuojantis universitetuose ir su jais galima padiskutuoti. Vyriausias yra teisininkas, kiti ekonomistai, taip kad ir mano vaikai ir anūkai yra mano veiklos partneriai. Ir smagu ir savo patirtį perduoti ir jų jaunų minčių ir kartais visai taiklių, racionalių, išgirsti, priimti dėmesin, kartu dirbti. Pažvelgia mūsų su jumis pokalbius laidose, o jų buvo tikrai nemažai, turime pripažinti, kad jų tematika gan plati. Nuo politinių iki labai konkrečių praktinių temų. Kokias jūs pati skirtumėt, kurios jūsų aktualiausios Lietuvai? Pastaraisiais metais mes visi, ne tik politikai, bet ir žmonės, ypač inteligentija, viešai kalbantys žmonės, vis pastebi mūsų valstybės institucijų, jų vadovų, politikų kompetencijos stygių. Žinoma, tai galioja ne visiems, bet dėja tai labai aiškiai matyti. Ir dėl to priimami sprendimai kartais būna kontraproduktyvūs, duoda neteigiamas, o atvirkštinės neigiamas pasiekmes. Apie tai mes šiek tiek irgi kalbėjom ir laidų buvo. Aišku, nepaprastai yra svarbios ekonominės temos. Jų mes turėjom taip pat nemažai su kitais pašnekovais. Ir iš ekonomikos, žinoma, kyla ir socialinės gerovės dalykai, bedarbystė arba užimtumas, tai yra 2 to paties medalio pusės, taip pat žmonių pajamų lygis, skurdas arba gerovės didėjimas, ką žymiai maloniau minėti ir stebėti, nei kad į vargą patekusius žmonės. Tie dalykai yra labai aktualūs ir reikia matyti ir į vieną, ir į kitą pusę ir ieškoti būdų, kaip išeiti iš tos situacijos, iš to nuosmukio, užtikrinti ekonomikos augimą ir to išdavo socialinę gerovę. Nes socialinę gerovę paskolų dėka, galima kuriam laiku užtikrinti, bet neišvengiamai šitą lasdą muš antruoju savo galu. Taigi, pirmiausia, galbūt mes galėtum prisiminti dar nelabai senai buvusią mūsų laidą. Trumpam palikime studiją ir persikėkime į laidą. Kaipgi Lietuva renkasi savo lyderius? Profesorė Konkinė, iš tikrųjų, žurnalistinis produktas yra prekė, kurią šiandien Lietuvoje norima parduoti bet kokią kainą ir tam labai patogu. Sugalvok apie žmogų kažką, nesvarbu tas yra ar nėra, ir prekė bus perkama. Kiek jums pačiai... Už gryną pinigą galima sakyti. Už tikrą. Šiaip jau žurnalistikos dėsnis sako, negalima kurti naujienų. Bet kai žurnalistika pradeda kurti naujienus, tada jau iš karto kyla įtarimai, tačiau vis dėlto kaip jums pačiai gyvenime teko susidurti su tuo, kad apie jūs kūrė naujienas? Manau, kad galbūt esu viena iš tų,
kieno adresu daugiausiai buvo kuriama tokiam plačiam diapazone nuo pripažinimo